Aš esu Neringa ir tikrai ne tinklalaidžių vedėja, bet šiandien pabūsiu vedėja. Kalbinsiu mūsų Viltę, įkvėpėją, sielą Žanos. Tai kaipgi šiandien tavo rytas ir kuo tu šiandien gyveni? Labas, Neringa. Tai mano rytas šiandien šiek tiek chaotiškai, rugsėjo pradžia, sugrįžimai į mokyklas, į būrelius vis dėlto duoda savo, aišku, ir neplanuotos vaikų lygos. Tai darbe gyvenu nemažiau chaotiškai, kadangi kalėdos jau nepaslaptis, kad pas mus jos prasideda ženkliai anksčiau ir kalėdinės prekės jau intensyviai atvažiuoja į mūsų sandėlį. Tad tų darbų tikrai jie veja vienas kitą, bet nepaisant to, tai ta jau tokia, kūrėsi tokia šiek tiek magiška nuotaika, jau tas kalėdų laukimas yra šiandien tokia kažkaip magiška nuotaika ir atvažiavau čia. O, kaip smagu girdėti. Aš iš tiesų esu paruošus begalę klausimų, net nežinau, ar visus spėsiu paklausti, bet tikrai žinau, kad Žaną tai geriausiai pažįsti tu. Mūsų Žanai yra jau daugiau nei 30 metų. Ji tikrai jau ne vaikas ir ne paauglys, jau yra žinomas ir stiprus žaidėjas rinkoje. Tai gali gal papasakoti plačiau, kaip gimė ta mūsų Žana? Nuo ko viskas prasidėjo? Taip, Neringa, išgirdus šį klausimą, man kažkaip natūraliai visada suranda veide tokia šypsena, kažkaip smagu prisiminti, sugrįžti tuos laikus. Ir tu esi teisi, turbūt Žaną kartais pagalvoju, kad pažįstu galbūt geriau nei save. Ir esu su ją nuo pat įsikūrimo ir netgi dar anksčiau, nes gal ne visi žino, tai yra šeimos verslas ir jo įkūrėjas yra mano tėtis. Tai jau būdama bene 16 metų aš buvau apkeliavus didžiąją dalį tiekėjų mūsų pagrindinių gamyklų, mačiusi visus gamybos procesus, tai tiek nerūdijančio plieno, tiek stiklo, porceliano, ne tik Europoje, bet ir tuo metu, turbūt prieš 25 metus egzotiškoje Kinijoje. Tai tikrai keliavom dviese, keliavom ir rikšom lūšnynuose, ir traukiniais, ir savaitėm keliaudavom. Ir dabar tėtis vis pagalvoja, sako, Dieve, kiek aš turėjau drąsos tą vaiką temptis į tuo metę Kiniją. Ir taip pat Indiją esu apkeliavusi, ir Brazilija man paliko visiškai kitokį įspūdį, kur jau tuo metu labai seniai buvo robotizuota, tai sandėliuose važinėjo robotai, paletes vežiojo, nerūdijantį plieną jau tada pjovė lazeriai ir jie ypatingą dėmesį ir tokią meilę skyrė savo darbuotojams, jų aplinkai ir tai emociniai geroviai, tai iš tikrųjų mane labai stipriai įkvėpė tie dalykai matyti. O kalbant apie pačią verslo pradžią, mano tėtį, tai čia tokia galbūt netipinė istorija. Jis buvo pagal specialybę veterinarijos chirurgas ir daugiau nei 10 metų operavo stambiuosius gyvūnus, tai žirgus, karves ir visus kitus. Tai aš su juo taipogi dažnai lankydavausi toj operaciniai ir ten taip kaip ir prabėgo dalis mano vaikystės. Ir tuomet dar buvo kolūkiai ir buvo labai tokių daug sportinių žirgų, tai jis keliaudavo po Lietuvą ir juos irgi ir gydydavo, prižiūrėdavo. Ir kiek aš jį atsimenu, visada kažką pirkdavo, kažką parduodavo, dar po darbo savaitgaliais jo namuose nebūdavo ir turbūt to laikmečio žmogui tai gal nebuvo kažkas tokio labai neįprasto, bet tie produktai jo atsimenu nuo mezginių, maisto produktai, vaisvandeniai, žaislai pliušiniai, dirbtinės gėlės, žalvario gaminiai. O tai kas iš žalvario? Iš žalvario buvo tuo metu labai populiarios tokios žvakidės, visokios ten raižytom širdelėm ir visų kitų, taip pat gėlėm stovai, kiek pamenu, dar vaikas ten tokiam garaže sandėliais būdavo, tai netgi ir tuo prekiaudavo. O paskui, kaip jau atsirado tie indai, tai jeigu paklaustumėm mes jo pačio, tai jis pasakytų, kad tiesiog taip susiklostė natūraliai. Bet aš netikiu tokiais atsitiktinumais gyvenime ir kažkaip manau, kad niekada niekas nevyksta veltui ir matydama jį ir analizuodama jau šiai dienai, būdama pati brandi ir tikrai dažnai ieškodama prasmės kažkokiuose dalykuose, jam visada buvo labai svarbu šeimyniniai pietūs, tas susėdimas prie bendro stalo ir pas mus jis toks tikrai nuo pat senų laikų, kiek aš pamenu, buvo labai gausus. Tai būdavo
tiek per šventes, tiek vat, kartais ir savaitgaliais, tai tiek mamos tėvai, tėčio sesuo su šeima ir tas stalas va taip tiesiog gausėjo ir tikrai ypatingas dėmesys būdavo skiriamas tai stalo serviruotėjai. Na, o pats tėtis iš savęs dar taip labai mėgo ir mylėjo tą kokybę ir kokybišką daiktą, kad ir galimybės buvo ribotos, visada augau girdėdama, kad mažiau yra daugiau, geriau vienas, bet kokybiškas. Ir turbūt susijungums toms jo savybėms jis ir nukrypo į tuos indus. Na, paskui jau viskas išsirutuliojo taip, kaip išsirutuliojo. O apie patį Žaną vardą, tai vėlgi trumpai papasakosiu, jis nebuvo mūsų įkurtas prekės ženklas, tiesiog buvo 2 pagrindiniai konkurentai rinkoje, turėjo tiek pat parduotuvių, tiek pat tiekėjų, tokio pat stiprumo tie tiekėjai ir tiesiog susijungė tos 2 įmonės ir Žana į mūsų šeimą atitekėjo. Ir kad suprasti, tai tuo met tais nepriklausomybės atkūrimo tais metais tikrai ta rinka buvo alkana visko. Ir mes nebuvome matę daugelio dalykų ir būtent Žanos stiprioji pusė tai buvo grūdintas stiklas Arcto International, tai Luminark prekinis ženklas ir jie buvo prancūzų gamintojas. Tai visų pirma, Prancūzija, jinai tokia nuo seno turbūt tas toks kulinarinis lopšys, tas tokios gilios tradicijos maisto kultūroje. Ir buvusios savininkės vardo toks skambesys buvo šiek tiek į Žaną panašus Žanin. Taipogi, kadangi jau tas ir prancūzų pasaulinis gamintojas išlikęs ir po šiai dienai dar stipriausias, tikrai toks labai buvo didelė inovacija rinkoje. Ir tai buvo labai svarbu ir tiek buvo didžiuotasi, kad tiek įmonė Arkietė įkurta kaip, žinot, kaip būna moteris išteka ir gauna vyro pavardę. Tai Arkietė ir buvo tokia married to Ark. Arkietė. Na, o Žana tai prie viso to dar ir buvo tokia tapatinama su garsiaja Žana d'Arc, kurią žinome turbūt ko ne kiekvienas, kur yra tokia nesutramdoma, nepalaužiama ir nepakartojama. Ir man buvo didelė garbė iš tikrųjų prisijungti ir perimti šį prekinį ženklą. Ir ne pakeisti jį, bet padaryti tiesiog, rebrandinti, padaryti tokiu moderniu, šiuolaikišku ir geidžiamų prekės ženklu. Juk tai yra dalis mūsų istorijos, o aš labai iš tikrųjų myliu tas tradicijas ir istoriją ir tiesiog labai didžiuojamės ir išlikę su tuo vardu. Tai tokia ta mūsų istorija. Nu tikrai akis tavo dega pasakojant apie Žaną. O ar tu pati pastebėjai, kaip metams bėgant jinai keitėsi? Žinoma, pastebėjau Neringa, tai visų pirma, tai buvo kažkokia natūrali kaita, kur keičiasi tendencijos, mados, keičiasi pats vartotojas, jo lūkesčiai, kadangi mes patys tame, mums tai kaip ir tas verslas gyvenimo būdas, mes patys tame tiesiog nuolatos gyvenome ir šiek tiek išeidavome padirbti ir, kaip sakau, į offline, tai į salonus ir iš labai arti girdėdavome tuos vartotojų kažkokius lūkesčius, juolab bendraudami betarpiškai su stipriausiais pasaulio gamintojais šiame segmente, mes irgi matydavom tam tikras tendencijas, jos, kaip ir daug kas į Lietuvą atkeliaudavo šiek tiek vėliau, bet mes norėjome jas atvežti ir pristatyti mūsų klientams. Tai tiek keitėmės natūraliai. Na, o turbūt didžiausias toks pokytis, sakyčiau, įvyko, nes vis bėgom, tiesiog vijomės tas tendencijas ir darbai vijo darbus daugelį metų, o šių metų pradžioje mes turėjome tokią SEB banko organizuotoje, dalyvaujame verslo augimo ir tvarumo tokioje programoje, kur dirbome labai daug asmeniškai, komandose, tiek turėjome mentorius ir iš tikrųjų išsigryninome, kad mūsų ta pati verslo idėja yra iš esmės tvari. Nes mes vadovavomės labai daug metų savo asmeninėmis vertybėmis, tiek formuodami asortimentą, tiek kurdami tą įmonės tokį vertybinį pamatą. Ir niekada nesusimastėme, kad darydami kitą kartą verslui nepopuliarius sprendimus ir galbūt ne visai efektyvius finansiškai, mes siekiame naudos tam pirkėjui, nes pats save visada pastatai į pirkėjo padėtį, vadinkime taip, pusę. Ir nuo seniai pardavinėjome, tarkim, įrankius pakuotus po vieną, ne tik rinkiniais, taurės, stiklinės, viską pardavinėti stengiamės po vieną vienetą, kas yra tikrai gan ženklus kaštas įmoniai, bet
ką gauna vartotojas? Jis, tarkim, sudužus kažkokiam daiktui, jam nereikia pirkti naujo komplekto, jis gali pasipildyti tiek, kiek jam reikia, jis gali pats nuspręsti, kiek ir ko jam reikia ir formuotis viską konkrečiai pagal save. Ir daugelis kitų tokių dalykų leido suprasti, kad mes, tai ir yra tas tvarumas ir tas tokia atsirado labai didelė prasmė. Prasmė, tuomet mums dar labiau užsitęsė nugaros po tų visų sunkių čia COVID laikų. Ir su tokiom dar labiau degančiom akim iš tikrųjų kibome į darbus ir labai vertiname tai ir suteikia stiprybės, kad mes iš tikrųjų dalinamės ir galime dalinti su klientais savo tą patirtimi sukauptą ir ekspertiškumu, leisdami jiems patiems nuspręsti, ko jiems reikia, ką jie nori įsigyti ir kiek. Tai ką aš girdžiu, kad Žanai tikrai tvaru tai nėra tik madingas žodis, ar ne? O jūs tikrai atrenkat prekes remiantis vertybėmis, kad būtų labai ilgaamžiškos. Ir man kažkaip pirmiausiai galva šauna tai 2 prekiniai ženklai, kurie labai akcentuoja ir gilinasi tą tvarumą, tai Pyrex ir Brabantija. Gali papasakoti plačiau? Taip, tu paminėjai tokius mūsų turbūt tokius vėliavnešius, kurie tam tvarume labai tikrai yra žinomi. Visų pirma, tai visas asortimentas didžiąja dalimi yra tikrai tvarus ir prisidedantis prie tvarumo. Tai tiek kokybiški daiktai, funkcionalūs ilgaamžiai, tiek gamintojai, kadangi mes dirbame su gamintojais pačiais, tai kurie patys labai, kaip čia įvardinti, prisideda prie to tausojimo gamtos, prie CO2 emisijos mažinimo, tai visas jisai yra toks tikrai tvaresnis, o Brabantija man apskritai yra numeris 1 pavyzdys, daugybė ir mano meilė daugybę metų, tai dar mes turbūt net nežinojom žodžio tvarus, o jie jau darė tuos, vadinkim, gerus darbus planetos labui, tai tarkim dalį surinkto pelno nuo tam tikrų prekių grupių, jie jau labai seniai skyrė, tarkim, pirmiausiai pradėjom berods nuo vandenyno valymui nuo plastiko, tuomet buvo dar vienas gražus projektas vargingose Afrikos regionuose, jie dalį vėlgi lėšų skyrė gyventojų švietimui, kad jie galėtų įgyti kažkokį išsilavinimą ir taip prisidėti prie savo šeimos išmaitinimo apskritai. O šiais laikais jie segmente tikrai vieni pirmųjų prisijungė prie B Corp sertifikato, taipogi labai didelį dėmesį skiria, kad būtų naudojamos perdirbtos žaliavos, kad jų gaminiai būtų perdirbti ir jų tas projektas yra toksai V-Forest, tai vėlgi ten dalis yra pajamų nuo džiovyklių skiriama būtent medžiams atsodinti planetoje ir jau jie yra atsodinę 2,8 milijonus medžių. Taipogi visas asortimentas yra taip kūriamas, kad jis būtų kuo funkcionalesnis ir kuo labiau pasitarnautų tam tokiam žmogaus kokybiškam ir tvariam gyvenimui. Tikrai įspūdingi faktai. Taip, o Pyrexas irgi jisai iš esmės pats kaip prekinis ženklas yra tvarus jau vien tuo, kad net ir sunkiais laikais savo gamybos iš Prancūzijos jie neiškėlė į kažkokias trečiasias šalis, taip aišku, turėdami didesnį gamybos kaštą, bet sutaupydami tą transportavimo visą kelionę ir ženkliai mažindami CO2 pėdsaką. Taipogi stiklas pats iš savęs yra tikrai viena tvariausių, ekologiškiausių medžiagų, juk sudėtyje yra smėlis, vanduo. Ir vėlgi pati ta ideologija ir turbūt filosofija to brendo tai yra tokia, kad viską vėlgi kurti taip, kad kuo ilgiau tarnautų žmogų ir kuo funkcionaliau. Ir tarkim, yra ten tokie funkciniai dalykai, kur mes galim ten iš orkaitės iš šaldiklio, dėti į orkaitę, netrūksta stiklas, neskyla ir panašiai. Tai tų tokių sprendimų jie turi tikrai labai daug, tu gali ir kepti, ir serviruoti tame pačiame gaminyje. Visi yra taip apgalvoti, kad patogiai dėtųsi vienas į kitą ir taupytų vietą. Tai tikrai labai tokie ir savo socialiniam veiklom labai daug skiria dėmesio. Būtent jie labiau per tą maisto švaistimą ir per tą prizmę prisideda prie tų klausimų. O aš prisimenu, kaip grįžai iš Ambiente parodos.
Ir pasakojai ten apie įspūdingą guzinį stendą. Pameni? Taip, pamenu. Tai Gudzini vėlgi dar viena mano tokia sena meilė. Tai yra italų gamintojo plastikas, itin kokybiškas, labai aukštų technologinių, kaip čia pasakyti, sprendimų. Ir jis yra jau irgi nuo labai seniai, yra perdirbamas ir tikrai gaminamas iš perdirbtų medžiagų, o tai yra labai sudėtinga išgauti kokybišką plastiką. Ir dabar jų didžiausia naujovė tai yra ta, kad plastikas yra gaminamas iš augalų, biomasės likučių ir atliekų. Didelė dalis yra iš to, kas yra randama aplinkoje. Ir jie pradėjo nuo kelių linijų ir dabar tęs ir jų tikslas yra vis plėsti ir plėsti va šią dalį. O man asmeniškai dar labai svarbu pakalbėti šiek tiek apie lėkštes, nes aš kai būnu salonuose, tai dažnai girdžiu iš klientų ir iš savo draugų, aišku, kad jie išsirenka lėkštes pagal grožį tiesiog ir nuvilia kokybę. Ten dažnai dužta, valgant susibraižo, aišku, pirko ne pas mus. Tai kai aš papasakoju apie mūsų lėkštes ar ne, kaip mes jas atrenkam, kokios jos yra, tai tikrai sako, kad būtų pasirinkę būtent mūsų lėkštes. Tai gal gali tu plačiau papasakoti bent apie keletą mūsų gamintojų, aišku, mes jų turim begalę, bet apie bent kelis užsiminti ir kuogi tos lėkštės mūsų ypatingos. Taip, labai trumpai, nes čia, jeigu taip eiti į niuansus, tai mums čia ir savaitės neužteks. Tai kadangi, kaip jau turbūt minėjau, mes dirbame su gamintojais ir dabar vis populiariau ir populiariau tiesiog kurti prekinius ženklus, gražus, fancy, norimus labai, bet jie nieko negamina. Gamyba yra iškelta kažkur, kažkas kažkur kažkaip pagamina ir ten jau apie kažkokią labai kokybę, tvarumą mes kalbėti turbūt mažai galime. Na, o gamintojai, jie patys kuria technologijas, dizainus, jie dalyvauja visose tose ten prognozose dizainų. Ir būtent porcelianas iš esmės juk yra porėta ir duži medžiaga. Tai mes renkamės arba kaulinį porcelianą, kuris pats iš savęs iš esmės yra tvirtas ir ilgaamžis ir netgi toksai, kaip sakyčiau, su pridėtinė verte, nes tu gali išsaugoti iš kartos į kartą ir perleisti savo vaikam ar netgi anūkams, kas mano nuomonė yra tikrai labai gražu. Ir kita dalis yra porceliano gaminama, tai kietasis porcelianas. Tai būtent jis yra užgrūdinamas, kaip čia vadinti, užkaitinamas labai aukštoje temperatūroje. Ir aš dabar norėčiau šiek tiek parodyti. Tai lėkštės dažniausiai pas mus dūžta, tai nešant į stalą, dedant į indaplovę arba dedant į indaują. Ir būtent nudūžta krašteliai. Tai mūsų atrinkti gamintojai, kadangi tai yra kietasis porcelianas, būtent Bona gamintojas, tai būtent sukurti taip, kad to išvengti ir tarnautų ilgai. O gerai, o Luminark, aš pamenu, čia buvo tikrai labai senai, per savo vestuves dar tada buvo madinga dovanoti ne čekius, o daiktais aš gavau labai daug lėkščių, konkrečiai Luminark. Tai buvo daugiau nei prieš 20 metų. Ir po šiai dienai jos yra kaip naujos, aišku, jau morališkai paseno, tai aš atidaviau ten tėvams į sodybą, bet stebinanti kokybė. Taip, tai grūdintas stiklas, kaip ir minėjau, tikrai tokia labai tvirta medžiaga, jis yra, kadangi pilnai užgrūdintas, tai vėlgi yra aukštos temperatūros užkaitinimas, jie yra iki 5 kartų atsparesni dūžiui, na, o jeigu ir dūžta, tai dūžta į tokias, kaip automobilio stiklas, saugias šukes, kur net nesužeidžia vaikų ar apskritai žmonių. Ir tu teisi, aš, kadangi pati mėgstu antikvariatus ir vintažinės, tai ir ši mada dabar tokia labai ypatingai atgimstanti, taip, tas antras, trečias panaudojimas. Tai labai nustebau pati, kad tikrai labai daug mūsų prekinių ženklų, tame tarpe ir Luminarko, būtent yra tose visose vintažinėse. Tikrai tu taip entuziastingai pasakoji, tavo akis dega. Kaip pati savo gyvenime, žodžiu, tvariai gyveni. Aš kaip, pavyzdžiui, po tos Jovitos laidos
kur čia buvo nesenai išėjusi, tai nuėjau į Žaną ir nusipirkau tą brabantę šepetėlį, kur su dozatorium, žodžiu, tikrai labai ilgai jį naudosiu. Jisai skirtas indams, bet ir mano bernai, paaugliai, žinok, daug mieliau plauna su juo indus, kai paprašau, nes jiem nereikia to šlikščios kempinėlės šlapios liesti. Tai kaip tavo šeimoje ir kaip tu į savo gyvenimą įlieji to Žaną produktus ir kaip keičia jie tavo kasdienybę? Na, neslėpsiu, būsiu atvira. Tvarumas man labai ilgai buvo toksai, kaip čia pasakyti, atrodė labai tolimas, labai sudėtingas, kažkoks reikalaujantis daug pinigų, daug kažkokių žinių. Toks atrodo, to tiek reikėjo resurso, kad gyventi tvariai, kad tiesiog jausdama kažkaip labai didelį tokį vidinį konfliktą su savimi, aš jo kaip ir vengiau. Nes net to žodžio bijojau minėti, nes kaip kažkur čia irgi girdėjau, atvažiuojant nuo Kauno iki Vilniaus 5 kartus kaip minimum gali per radiją išgirsti žodį tvarus. Tai kažkaip man jis toks labai turėjau tokį sudėtingą su juo santykį ir kuo daugiau pradėjau tai gilintis, tuo labiau supratau, kad aš gyvenu netgi tvariau, negu pati galvoju. Ir tas tvarumas yra realiai, tvarumas tai yra apie sąmoningumą visų pirma, apie sąmoningą vartojimą ir apie sąmoningą, kaip čia, aplinkos palikimą po savęs. Tiesiog, kiekvieną žingsnį sąmoningiau atliekant, mes tikrai jau ženkliai prisidedam prie to aplinkos išsaugojimo ir nereikia čia labai kažkokių tai didelių strategijų kurti. Tai turbūt tam pačiam gyvenime, tai man tas sąmoningumas dar labiau dabar išsiugdė. Aš galbūt neturėjau niekada tos bėdos greito vartojimo mados, kadangi, kaip jau minėjau, nuo mažens man taip buvo skiepita, mažiau yra daugiau, kokybė, tai ties šitų klausimų galbūt man buvo paprasčiau, tačiau, tų moteriškų silpnybių tikrai turėjau begalę ir ne viena, ne dvi ir net ne 3 poros avalynės kiekvieną sezoną nusėsdavo lentynose, aš jų ten nei sunešiodavau, nei nešiodavau. Apie drabužių spintą aš net bijau tau ir papasakoti, jaučiu, kad pas tave ne kitaip. Tai ties šitų klausimų kažkaip tikrai sekasi, sakyčiau, gan neblogai, nes vis pagalvoju tiesiog, ar reikia. Ir žinok, pastebėjau, kad dabar įsigijant mažiau daiktų, jie teikia dar didesnį tokį džiugesį ir malonumą. O namuose šiukšlių rūšiavimas pas mus atsirado net turbūt irgi dar tada, kai mes čia mažai kalbėdom, vaikas iš darželio parnešė. Tiesiog jie pradėjo mokytis ir pradėjo klausti mamą, kodėl mes nerūšiuojam, kodėl tu nerūšiuoji. Ir čia mums, aišku, padėjo labai Brabantija su savo sprendimais, su savo skirtingom dydžio šiukšliadėžėm. Ir tiesiog pradėjom rūšiuoti ir tuomet jau kaip ir tapo labai įprasta. Taupyti elektros energiją kažkaip natūraliai visada sekėsi. Taip mes kažkaip irgi įpratę buvom gyventi. O su indais ir su virtuvė, tai aš mėgstu taip, tokį visada pasakyti, kad virtuvė tai nebėra ta 6 kvadratinių metrų uždara erdvė. Virtuvė tai yra mūsų didžioji dalis namų, ji tokia be sienų išsiliejusi į mūsų gyvenimus. Ji užima tikrai net ir fiziškai didesnį plotą dažnai bendro gyvenamojo ploto. Ten ne tik čirška puodai, bet vyksta ir namų darbų ruošimas, ir susėda šeima po darbo pokalbiams, ir kažkokie žaidimai žaidžiami. Jeigu atvyksta draugai, tai dažniausiai prasideda ir netgi baigiasi vakarėliai toje virtuvėje, tai natūraliai ten tų rakandų turbūt mes ir turim daugiausiai apsikrovę. Ir aš pati, taip, Žanos asortimentas aš manau, kad labai daug prisidėjo prie to tvaresnio mano gyvenimo, kadangi vien lėkštes aš naudoju kaulinio porceliano kasdienai, nes juk gyvenimas vertas porceliano ir reikia gražiai ir valgyti kasdien. Tai naudoju... Švęsti šventę kasdieną. Tikrai taip. Virš 10 metų jau mano lėkštėms yra. Taip, ir joms nieko visiškai neatsitikė, jos tikrai puikios ir netgi augant, ir dabar jau mano mažiukui 2 metai, tai 2 vaikams. Dūžio turiu gal 2 indelius. Ir jie tikrai valgo iš porceliano lėkščių nuo mažens.
Taipogi visi keptuvės aš naudoju kokybiškas, jos tikrai keičiu labai labai retai ir aišku, aš jas prižiūriu pagal rekomendacijas. Taipogi naudojame tuomet mažiau riebalų ir aliejaus ir netgi sveikiau maitinamės. Ir apskritai, kadangi daug naudoju tokių multifunkcinių daiktų, bandau, kad man tiesiog ir taupytų vietą, kad viskas būtų kuo optimaliau. Ir mažiau tų daiktų iš esmės reikėtų, o tarkim, perkant, naudojant Brabantijos gaminius, tai aš dar ir iš tikrųjų prisidedu prie tam tikrų jų projektų. Tai tokie, mes esam dar kelyje, bet pakankamai jie. O mačiau, čia atsinešiai dar keptuvę? Taip, tai keptuvė irgi yra mano dabar jau favoritas. Tai čia vienas iš tų irgi tvarumo tokių aspektų, kaip čia pasakyti, tai yra daugia funkcinis naudojimas. Tai mes ją galime naudoti, labai paprastai užsideda rankeną ir mes ją galime naudoti ant kaitlentės, nuėmus rankeną dėti į orkaitę, galime kepti griliuje ir dar galime serviruoti į stalą, kas tikrai atrodys visada gražiai ir estetiškai. Tai čia mano tokia viena naujausia meilė ir dar taupo vietą, tai nuėmus rankeną tiesiog užima tikrai labai mažai vietos. Ir mačiau, Žana, iš tikrųjų yra labai daug įvairių dydžių, tai gali vieną į kitą susidėti ir tik vieną rankeną naudoti. Tai tikrai taip, užtenka vienos rankenos ir net ir puodai yra ir su to vieną rankeną gali dėti kur tik tais tu nori. Tikrai labai fainas sprendimas. Dar šiek tiek norėčiau gal apie tvarumą, tai paminėti apie maisto išmetimą. Tai iš tikrųjų, jeigu su šiukšlėm mums sekėsi rūšiavimu tikrai, kaip minėjau, gan neblogai, tai mane šokiravo skaičiai, kuriuos aš pamačiau visai netyčia, kažkur perskaičiau, kad planetoje per metus yra išmetama 1,3 bilijono tonų maisto. O Prancūzijoje per metus vienas žmogus išmeta 29 kg maisto, iš kurių 7 kg yra net neišpakuotų. Tai mane labai stipriai palėtė ir kažkaip atsisukau į save, nes mėgstu dažniausiai gyvenime pradėti nuo savęs žiūrėti. Ir supratau, kad dabar arba niekada reikia pradėti ir čia jau ne tik apie finansinį tvarumą kalbam, bet apskritai labai daug aspektų liečiame. Ir ką padariau pirmiausiai, tai pradėjau irgi daryti tokius sąmoningesnius apsipirkimus, informacijos tam tikrai mes dabar labai daug turime internete, tai tiesiog pradėjau planuotis, galvoti. Tai tu savaitį perkėsi? Aš stengiuosi savaitį, kad paskui reikėtų nebent kažką mažai labai nusipirkti, nes aš labai mėgstu irgi ūkininkų turgų, turiu ten savo mylimą šeštadienį ir paskui jau tik tais tokias smulkmenas, bet eidama į parduotuvę irgi aš kad ir dažnai einu, bet žinau, ko man konkrečiai reikia ir stengiuosi jau net nežiūrėti jokias akcijas ir pagundas. Tuomet jau padarytas darbas, tai yra namų, irgi įkvėpė mane Jovita organizuoti namai, tai tikrai mesdavau daug net nepradėtų pakuočių arba kokią kandį, žiūrėk, į kruopas įsusukdavo. Tai aš būtent su Brabantija indeliais labai gerai susiorganizavau savo tą, vadinkim, maisto skirelį, tai visų kruopų ir sausainukų visokių, tai tikrai labai indeliai pasirodė tikrai labai patogus, kadangi ir hermetiški, tai ilgiau šviežus produktai išlieka, taipogi jie apsaugoti yra nuo drėgmės, tai ir kandis nesiveisia. Taip pat jie yra labai patogus, dedasi vienas ant kito, nes yra skirtingų dydžio, aukščių ir skaidrus. Tai tu visada matai, kiek tada yra, kada jau laikas pildytis, arba galbūt gale kažko matai, kad ten neišsenkantis lobynai ir niekad nejuda. Tai jau irgi žinai, kad jau reiktų iš to kažką ruošti. Ir dar irgi mes esame kelyje, tikrai tai nėra man labai lengva, nes vis trūksta laiko atrodo ir norisi kažkur nukrypti, bet stengiuosi sugrįžti. O su mažylis dar valgo, ką paduosi, jam ir viskas tinka, bet su vyresnėliu tai tikrai dirbame ir daug kalbamės, nes čia jau tas atsiranda, kur reikia kartais valgyti ne tą, ką nori, bet tą, kas yra ir ką reikia valgyti. Tai šiuo klausimu dirbame ir dar labai šitam kelyje man padeda
man padeda Pyrexo būtent stiklo indų tokia linija, tai yra cook and freeze vadinasi. Tai, jie su dangteliais. Taip, jie su dangteliais ir esmė, kad aš tada jau mėgstu vakare grįžus, aš nebeturiu laiko dar ruošti, tai būna, aš mėgstu savaitgalį jau ir kažką pasiruošti, tai tarkim, net ir kažkokias įdarytas daržovės ir sudėjus į indelį iš karto dėti į šaldiklį, kad jau grįžus tik tai šauti į orkaitę, kepti ir turėti vakarienį ir ten ir jie nebijo net temperatūrų skirtumo. Tai jie ir nebijo temperatūrų skirtumo, tam ir esmė, kad jie atsparūs terminiam šokui netgi iki 220 laipsnių, dabar jau nuo kitų metų beros bus iki 240, jie dar patobulino šį procesą. Ir ką tai reiškia, kad mes imam iš šaldiklio ir dedam į orkaitę, atsiskaičiuojam tuos laipsnius, bet iš esmės, kadangi dar ir šyla palaipsniui, tai niekada tas indas netrūksta. Ar žinai, kitą kartą išsiemi iš kažką tai karšto ir norisi ten, nežinau, kažkaip staigiai atvesinti, tai jie irgi yra tam visiškai atsparus. Ir man dar asmeniškai, aš tokia šiek tiek estetė esu, tai man labai nepatinka kameroje šaldiklyje ta netvarka, maišelis ant maišelio, trauki vieną maišelį, subyra visa piramidė, tai man tose indeliuose sudėta yra tvarkinga, gražu, aš visada matau viską taip. Tai vat, taip mes tengiamės kovoti su tuo maisto išmetimu. Supratau. Labai įdomu čia tavęs klausyti. O iš tiesų aš tai girdėjau internete, mačiau tokius mitus du. Tai vienas, kad tvarūs namai yra nemodernus namai, o kitas tvarūs namai, brangus namai. Ką tu manai apie tai? Visų pirma, manau apie tai, kad dėl tvarumo nereikia pamesti galvos. Ir visada tikrai į tai žiūrėti, kaip jau minėjau, labai labai paprastai ir žemiškai. Na ir visą tą informaciją šiek tiek nepulti, jeigu mes išgirdom kažkokią tai žinią, dabar jau viską metam lauk ir perkam kažką naują, nors net nežinom nei mokslinių tyrimų, nei ar mums tai apskritai yra reikalinga. Tad toks vienas turbūt pagrindinių kriterijų mano yra. Ir apie tą brangumą, kartais taip gali pasirodyti, kadangi tikrai gan dažnai iš pirmos lentynoje gali tas produktas pasirodyti šiek tiek brangesnis. Nes, kaip jau minėjau, viso pokalbio metu tai yra technologijos, tai yra begalė dalykų, dėl ko ta kaina yra tokia. Tačiau, jeigu jie yra patvaresni, tai tų pigių produktų mes gal nupirksim per tą laiką 2, 3 ar net 5 ir sumoje išleisime daugiau. Arba mes tiesiog pigių, mums netaip gaila, žinai, va tos kelis eurus kažkur tai padėti ir mes prisiperkam tokių daiktų, kur mums net nereikia ir net mes nepagalvojam, kiek gamyboje ar ne. Ir va, kai tą daiktą, žinai, tu tikrai žinai, kurio nori ir tu jam galbūt ten ir pasitaupai ir tu nusiperki ir jį tada tikrai naudoji, nes jis jau toks va tikrai išlauktas ir tikrai tavo yra. Ir dar yra tokie, tarkim, puodai nerūdijančio plieno. Aš tikrai gyvename, mes jau pusę kojos išsikraustėme į naujus namus ir neinvestuojame į senuosius. Ir pas mane kaitlentė yra dar neindukcinė. Ir mano buvo toks, atradimas Cvilingo puodai vokiečių gamintojo. Aš netikėjau. Jie užverda vanduo ir maistas verda praktiškai beveik taip pat kaip ant indukcinės kaitlentės. Ir taip aš sutaupau daugiau nei 30% elektros energijos, laiko ir dar jeigu žinau, kad vaikas grįš už tarkim poros valandų, aš paruošiu maistą ir palieku, šiltai puodė jis ir būna, vaikas grįžęs gali nesišildys, pavalgyti. Tai dar ir pašildymui sutaupau elektros energijos. Nes ilgai išlieka šiltas. Taip. Arba toks irgi dar vienas, gan pasirodė man iš pradžių gal irgi visai brangokas dalykas, tai Cvilingo vakuumatorius. Jie vieni pirmųjų rinką įvedė, bet kai panaudojau, supratau, kad tai yra kažkas tokio. Ir jo esmė yra, kad už vakuumavus maistas išlieka šviežias ilgiau netgi iki 5 kartų. Tai man būdavo toks irgi labai labai svarbus, aš labai daug naudoju prieskoninių žolelių ir būdavo ten parsineš iš turgaus ir merkti kaip ir surūksta toks apie nieką. Ir tikrai jos išsilaiko net ir 2-3 savaitės šviežios. Tai aš sakyčiau, kad tai yra tikrai mitas. Ir antrasis tavo buvo pasakymas apie modernumą. Taip. Va čia turbūt mane pačią šitas palėtė. Aš, kai dar tik prasidėjo visa šitas
kaip čia kelias į tą tvarumą apskritai visuomenėje, galbūt tikrai taip pat atrodydavo tvaru, taip asocijuodavo su tokiais namudiniais kažkokiais dirbiniais, galbūt labai kažkokiu natūraliu, na jeigu audinys tai tik linas, jeigu daiktai tai irgi tokie galbūt nemodernaus dizaino. Tačiau atėjus tam suvokimui, na juk pažiūrėk, modernus namai, visi išmanus namai, tai jie juk visi yra modernus, bet taip tos technologijos, aš galvoju, ir duoda tą tvarumą, tai juk tvarumas irgi turi labai daug skirtingų savo krypčių. Tai ir finansinis, ir kažkoks tai kažkur tai tausojimas aplinkos. Tai manau, kad tikrai tai yra mitai ir man netgi kaip tik atrodo, kad modernus namai tai yra tvarūs namai. Tai galiu tau paantrinti, kad tikrai tvarūs namai nėra brangus namai, tai visų pirma, kaip ir tu minėjai, kad pavyzdžiui, nusudužus lėkštį ar tauriai tu gali tiesiog nusipirkti, pasipildyti po vieną, tau nereikia ten viso komplekto. Aš tarp kitko salotas, neždamas į darbą, irgi pasidarau iš vakaro taupant laiką ryte, nes kaip sunku keltis visiems, ar ne? Tam pačiam civilink vakuumo indelyje ir jos būna šviežios man per pietus valgant. Tai tikrai čia mitas yra, kad tvarūs namai yra brangus namai. O pabaigai, tai ką, labai tikrai smagu tavęs klausytis, galėčiau čia klausytis ir klausytis, ačiū, kad daliniesi. Man pačiai, įsibėgėjus rudeniui, po atostogų, nepaisant to, kad už lango tikrai dar labai šilta ir atrodo dar vasara tęsiasi, bet kažkaip norisi tvarkytis namus. Tvarkytis, organizuotis, tai noriu pakviesti ir visus, užsukti Žaną, tikrai ten rasite puikių sprendimų namams. Ir tvarių, ir kokybiškų, ir ilgamžiškų. O ką mes kalbėsime kitoje laidoje, tai kviesimės Jovitą. Jovitą, taip, kviesimės Jovitą. Su Jovita kalbėsim apie maisto organizavimą, planavimą, kaip jį organizuotis, planuotis, kad ilgiau išliktų šviežias, matytumėm, ką turim ir neprisipirktumėm, ko nereikia. Taip, šitos ir aš labai laukiu, nes sakau, kaip dar pati esu tame kelyje ir man tai tikrai labai labai aktualu. Tai tikrai labai buvo smagu pasikalbėti ir iki kitų kartų. Visai iki. Iki.